Labas vakaras, brangus radio klausytojai, laida Gyvieji šaltiniai, kaip ir kiekvieną trečiadienį su jumis. Esu laidos vedėjas Arnoldas Matijošius ir stengiuosi į laidas pakviesti įdomių žmonių, tarnaujančių Dievui. Šiandieną mūsų studijoje vieši pastorė iš Vilniaus, Olga Višniauskienė. Labas vakaras, Olga. Labas vakaras. Ir Olga truputėlį papasakos apie bendruomenę, kurioje tarnauja Vilniuje, ką jie veikia. Ir mes bandysime paskirti šią laidą, pašvęsti temai, ką kalba Šventasis raštas apie šeimą ir kaip krikščionių bažnyčia turėtų pasiekti šeimą. Apie misiją bandysim kalbėti. Taigi, Olga, kokia jūsų bendruomenė? Taigi mūsų bendruomenė vadinasi Kristaus paliepimas. Tai viešpaties paliepimas eiti ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai. Ir mes stengiamės įvykdyti tą paliepimą visokiais įmanomais būdais. Ir bažnyčia jau yra 7 metai, jinai prasidėjo nuo mažos grupelės ir jinai yra auganti. Mes einam iš salės į salę, augam ir mūsų veikla daugiau susijusi galbūt su žmonėmis, kurie turi priklausomybę nuo narkotikų, alkoholio, bet taip pat bažnyčioje yra labai daug šeimų susikuria, jaunimo tarnavimas, jaunimas vieni per kitus ateina pas Dievą. Taip pat mes darom tokių 3 dienų seminarus, kurie vadinasi susitikimas su Dievu, kur žmonės gali gauti išgydymą, išlaisvinimą, dvasinį pastiprinimą. Taip pat mes turim išleidę 2 kompaktus, važinėjom po kalėjimus, stengiamės iš tikrųjų šitai visuomeniai nešti Evangeliją, būti to pavadinimo pildytojai. Džiugu, Kristaus paliepimas tikrai girdėjom ir mūsų XFM radijas reklamavo tą jaunimo koncertą, jeigu neklystu, pas jūs vyko Lazdynuose, taip? Taip. Va, tai gal galite klausytojams pasakyti, kur Lazdynuose jūs rasti ir kurią valandą, kokią dieną vyksta pamaldos? Mūsų pamaldos vyksta sekmadieniais 11 valandą. Architektų gatvėj, tai yra Lazdynai, architektų 152. Ir taip pat trečiadienį vakarais 18:30 yra irgi tokie bendri susirinkimai. Puiku, nuostabu. Žodžiu, Kristaus paliepimas, Vilniaus bendruomenė ir pagrindinis tarnavimas. Kokia kalba vyksta pas jūs? Lietuvių kalba. Lietuvių kalba. Taip. Džiugu. Bet gali ateiti ir žmonės, kurie rusakalbiai, nes yra vertimas. Taip, supratau. Mes linkim, aišku, Dievo stiprybės bendruomeniai, tarnaujant Vilniuje tikrai nėra lengva vieta. Nešti Evangelijos žinią žmonėms, visažiniams, kurie jau viską žino. Bet vis dėlto, dabar visuomenėje daug kalbama apie šeimą, ar ne, ir priiminėjamos įvairios konvencijos, vaiko teisės pagerinti, ir šeimos koncepciją Seimas buvo priėmęs, taiso nuolat ir kalbame apie vaikų padėtį, ar ne? Bet galim trumpai apibendrinti, kad šeima patiria krizę dabar Lietuvoje. Ar jūsų bendruomenės pozicija pritartų tam, kad yra krizė? Kad blogai kažkas su šeima. Taip. Kaip jūs stengiatės į tai reaguoti? Žinote, visų pirma, mes galvojam, kad labai svarbu, kad tos šeimos, kurios jau yra bažnyčioje, kad jos būtų sveikos. Kada žmogus, tarkim, serga gripu, jis turi virusą, jam nebūtina kažkaip stengtis tą virusą platinti. Kur jis pasirodo, tas virusas iš karto užkrečia kitus žmonės. Ir aš manau, kada bažnyčioje yra sveikos šeimos, kada jie myli vienas kitą, jie yra pasišventę, jie yra ištikimi, sveika šeima, jinai matoma. Tarkim, mūsų šeima, mes gyvenam ir kaimynai, jie matom tai, kad mes esam sveika šeima, kad mes, tarkim, negeriam, nepaleistuvaujam. Ir buvo toks atvejis, kai viena kaimynė, jinai atbėgo, nes ją mušė sugyventinis. Ir jinai atbėgo būtent pas mane, nors jinai nepažinojo manęs. Ir aplinkui buvo daug kaimynų. Ir jinai sako, man reikalinga pagalba. Ir mes turėjom tokią galimybę padėti, paaiškinti, pakvietėm į bažnyčią. Ir jie abudu įtikėjo, susituokė, dabar turi 3 vaikus. Ir kada mes patys esam sveiki ir patys pilni meilės, ta ištikimybė tai matoma. Ir žmonės, kurie gyvena aplinkui, jie
būtinai atbėgs pas tave, jie būtinai paklaus, jiem pasidarys įdomu, kodėl jūs esate tokie laimingi, kodėl jūs, tarkim, mes su vyru jau gyvenam 10 metų, neseniai buvo šventė. Ir tai yra kaip ištikimybės toks parodimas, kad galima gyventi ištikimai. Aišku, mes dar rengiam seminarus, mūsų vyriausias pastorius iš Baltarusijos Mozė, jisai atvažiuoja ir mes darom tokių šeimų susirinkimus. Mes visos šeimos suvažiuojam kur nors, tarkim, į sodybą ir kalbamės, ką kalba Dievo žodis apie šeimą, kaip turėti tos tikrus santykius, kaip turėti gailestingumą, atleidimą, meilę. Ir aš manau, kad šiandien visuomeniai, kodėl yra krizė, todėl kad kas sukūrė šeimą? Dievas sukūrė šeimą. Jisai yra šeimos iniciatorius. Ir pirma institucija žemėje, kuria buvo sukurta, tai buvo šeima. Ir jeigu mes nueinam nuo kūrėjo, kuris sukūrė tą šeimą, tada ir būna krizė, tada ir būna destrukcija. Bet jeigu mes ateisim pas tą, kuris sukūrė tą šeimą, tai yra Dievas, kuris aprašo Biblijoje apie šeimą, tarkim, Efeziečiams laiške kalbam apie šeimą. Ir daug vietų yra Biblijoje, kur kalbam apie šeimą. Ir žmonom kalba, kad mes turim būti klusnios lyg viešpačiui. O vyrams kalbama, kad vyrai mylėtų savo žmonas, kaip Kristus pamilo bažnyčią. Tai jeigu vyras, jisai myli Kristų, jisai pažįsta Kristų, jisai visada mokės mylėti savo žmoną. Jeigu žmona, jinai myli Kristų, jai Biblija yra autoritetas, jinai turėdama Dievo žodį, Bibliją kaip autoritetą, jinai tiesiog žino, kaip turėti Dievo tvarką šeimoje. Ir viskas prasideda nuo to, kad žmonėm reikia keisti mąstymą. Kaip mes galim pasikeisti? Todėl Paulius sako, Romiečiams laiške sako, pasikeiskite atnaujindami savo protą. Ir mes kaip bažnyčia stengiamės mokyti apie šeimą, kad mąstymas žmonių keistosi, kada žmogaus mąstymas keičiasi, jo gyvenimas keičiasi, elgesys keičiasi. Ir tai kaip tada tampa visuomeniai matoma, kad šeima buvo degradavusi, šeima buvo krizėje ir staiga kažkas pasikeitė. Jie pradėjo gyventi, jie susirašė, nustojo alkoholį vartoti, narkotikus, muštis. Ir kodėl taip įvyko? Todėl, kad jie atėjo pas Dievą. Jie pradėjo skaityti šventą raštą ir taikyti švento rašto tiesas savo šeimoj. Ir viskas tada keičiasi. Tai nuostabu. Ir ačiū, Olga, kad papasakojot ir apie tos seminarus užsiminėt. Gal mes paskui laidoj truputį juos taip giliau pristatysim klausytojams. Dabar paklausykim muzikos ir grįšim prie mūsų temos netrukus.
Tęsime mūsų gyvųjų šaltinių laidą, kalbame su Olga Vyšniauskienė, pastorė iš Kristaus Paliepimo bažnyčios Vilniaus mieste. Kalbame apie šeimą. Olga, papasakokit, kaip jūsų bendruomenė veda tuos seminarus arba pratybas žmonėms, kurie nori sukurti krikščionišką šeimą. Tarkim, jeigu ateina žmonės ir sako, kad jie nori sukurti šeimą, mes turim tokias iki vedybinės pamokėlės. Ir mes susitinkam su pora, kuri nori susituokti ir kalbam iš švento rašto, kas yra šeima, kad tai yra atsakomybė. Ir mes užduodam labai daug klausimų, kurie galėtų iškilti santuokoj, kad jie žmonės, kurie eina jau daryti tokį rimtą žingsnį, kad jie žinotų, kokie klausimai gali iškilti, kokios problemos ir kaip su Dievo žodžiu, su Dievo pagalba galima jas spręsti. Ir labai daug klausimų galima atsakyti iki santuokos. Tada jau, kada žmonės pradeda gyventi, jau jie yra kaip pasirengę, jie supranta, kad santuoka tai nėra toks laikinas dalykas, kad tai yra visam gyvenimui ir kad tai yra atsakomybė. Ir mes labai daug kalbam apie tai, kad santuoka tai yra darbas. Net yra tokia knyga apie santuoką vieno autoriaus. Santuoka tai yra darbas, taip ir parašyta, kad tai yra visų pirma darbas su savim, kad kiekvienas žmogus, kuris eina į santuoką, jisai turi būti pasiruošęs tarnauti kitam, padėti, atleisti, būti gailestingu, apsiginkluoti, tiesiog turėti tokį mąstymą, kad jeigu aš einu į santuoką, aš galvoju, ką aš galiu duoti tam žmogui, kad kiekvieną dieną man teks jo gyventi, žmogus galės susirgti arba kažkur nusižengti, kažką padaryti visiškai priešingo, negu tau norėtųsi. Ir tu turi būti apsiginklavęs. Suprasti, kad tu eini į santuoką, kad kartu būti su to žmogum, turėti jam gailestingumą, atleidimą, kad kada galbūt žmona pasilpsta vyras, jisai turi suprasti, kad tai yra jam laikas būti stipriam. Ir mes mokom, apaštalas Paulius kalba apie šeimą, Jėzus kalba apie šeimą, po to apie šeimą kalba Petras, visuose laiškose, evangelijose Dievas kalba apie šeimą. Ir kada, tarkim, mes norim tapti gydytojais, arba mes ruošiamės studijuoti, tarkim, noriu tapti pedagogė, muzikos mokytoja, tarkim, aš turiu išmokti, aš turiu turėti diplomą. Lygiai taip pat į šeimą. Jeigu mes norim sukurti šeimą, mes turim ruoštis, mokytis tam dalykui. Ir kaip ir kiekvienam, bet kam, žmogus turi ruoštis. Tai vat, aš manau, kad bažnyčia yra ta vieta, kai mes turim ruošti žmonės, aiškinti jiems, į ką jie eina. Ir kada būna tos pamokėlės, mes visada praktikuojam tokį dalyką, kad jie turėtų sąsiuvinuką kiekvienas. Ir jie jau užduotų klausimą ir savo, ir savo sutuoktiniui, kas liečia finansinius klausimus, socialinius klausimus. Kada žmonės ruošiasi susituokti, jie turi labai, visų pirma, jausmai tik tai būna. Bet kad mes skatinam žmogų mąstyti ir apie kitus socialinius klausimus, visokius kitokius klausimus, su kuriais jie gali susidurti, kada jie jau bus santuokoj. Ir truputį tos pamokėlės jos labai padeda prablaivėti. Ir žmogus pradeda galvoti, kad jisai gyvens ne metai, ne du, bet jisai visą gyvenimą gyvens su šito žmogum. Ir tie klausimai, tarkim, kurie yra pateikiami, ten yra toks klausimas, tarkim, jeigu tavo žmona susirgs, ar tu pasirengęs iki galo savo gyvenimo būti su ją, tarnauti jam. Parašym žmonės. Aš suprantu, kad jūs, Olga, puikiai išmanot ir stengiatės, aišku, skaityti šventąjį raštą, Bibliją. Yra Lietuvoje toks garsus profesorius civilinės teisės Mizaras. Jis nekartą yra pareiškęs ir tvirtina, kad šeima yra tik tai sutartis, kontraktas. Ir jo nuomonė tai yra kontraktas tarp dviejų asmenų ir gali būti tos pačios lyties, bet galbūt į tą klausimą nesigilinsiu. Bet ar netrodo, kad jums, kad šitame kontrakte, jeigu tai yra iš tikrųjų sutartis, yra ir trečia šalis, tai yra Dievas? Žinot, kada atėjo pas Jėzų mokiniai ir sako, dėl kokio klausimo galima skirtis? Kokiu klausimu galima? Dėl kokios priežasties galima įsiskirti? O Jėzus pasakė,
ką Dievas sutokė, žmogus tai neišskiria. Visų pirma, santuoka yra Dievo institucija. Ir tai Dievas sutokė. Ir mano manimu, net jeigu žmonės, jie netiki Kristumi, bet jie apsisprendžia sukurti šeimą, Dievas tame dalyvauja. Nes tai yra Dievo institucija. Ir Dievas sujungia. Ir kada mes suprantam, kad tai Dievas padarė, kad Dievas sujungia ir sako, žmogus ten neišskiria. Žmogus, turėdamas pagarbą Dievui, tikėjimą Dievu, jisai nelaužo Dievo tvarkos. Jisai nesipriešina Dievui. Bet kada žmogus, jisai neturi Dievo savo širdį, jisai yra priešiškas Dievui. Ir prieštaraudamas Dievui, jisai kenkia savo. Jisai griauna savo gyvenime. Kodėl šiandien visuomeniai yra tiek daug skyrybų? Todėl, kad žmonės yra priešiški Dievui. Jie neateina pas tą, kuris yra pradininkas ir įsteigėjas ir iniciatorius šeimos, tos institucijos. Tai yra Dievo institucija. Ir jeigu mes pavedam save Dievui ir klausom Dievo, mąstydami apie šitą instituciją, neprieštaraujam Dievui, Dievo palankumas, Dievo ranka, Dievo palaiminimas yra ant tokios šeimos. Tada Dievas duoda jėgų praeiti visus sunkumus. Dievas duoda jėgų būti ištikimam, kantriam, gailestingam. Pats Dievas dalyvauja, nes jisai sujungia. Jisai ir dalyvauja, jeigu mes nesipriešinam. Ir Lietuvoje ta krizė nulemta tuo, kad žmonės nesivadovauja Dievo žodžiu. Iš tikrųjų 50% daugiau negu pusė šeimų išsituokia anksčiau ir vėliau. Tokia statistika. Taip, todėl kad kada žmonės ignoruoja Dievą, jie tarsi sako, mes patys, mums nereikia. Ir tada jie ir pjauna, kaip sakyt, vaisių to savo požiūrio. Jeigu žmogus sako, man nereikia tavo pagalba, tarkim, aš ateičiau pas jūs ir sakyčiau, aš žinau, tarkim, kad jūs esat kompetitingas kažkokiu klausimu. Kad jūs, tarkim, aš turiu šaldytuvą ir jūs jį padarėte, jūs turite instrukciją. Ir aš turiu kažkokį gedimą, aš einu pas specialistą. Tiesa. Tai lygiai taip pat šito klausimu. Jeigu Dievas iniciatorius šeimos, jeigu jisai įsteigė šitą instituciją, ar nedėrėtų mums kreiptis pas jį ir sužinoti, kokia yra tvarka, kokia yra Dievo preragatyva, ko Dievas nori, ką aš turiu padaryti, kad mano šeima būtų sėkminga. Tai mes susidurėm su faktu, kad šeimos samprata pagrobta iš krikščioniško konteksto ir jinai taikoma bet kokiems santykiams žmonių, kurie net nesivadovauja Dievu. Tai žmonės sako, aš kuriu šeimą, bet tą šeimą supranta kaip tam tikrą laikiną sutartį, kurią galima nutraukti ir be didelių pasiekmių, nes, aišku, tokių žmonių sąmonėje ir pasąmonėje ten Dievas kaip savoka neegzistuoja. Taip dauguma žmonių Lietuvoje dėja mąsto, ar ne? Taip. Ir bažnyčios paskirtis kokia yra tarp tokių žmonių? Bažnyčios paskirtis yra parodyti pasauliui, kad Dievas įsteigė šeimą. Ir žiūrėkit, parašyta Efeziečiams laiške, kad kaip Kristus pamilo bažnyčią. Žiūrėkite, Kristus kokią bažnyčią pamilo? Nuodėmingą bažnyčią, pasimetusią bažnyčią, žmogus, kuris buvo nevertas meilės. Žmogus, kuris buvo priešiškas Dievui, visiškas nusidėjėlis, pasimetęs. Ir Kristus atidavė save už tokią bažnyčią. Ir lygiai taip pat Dievo žodis sako, kad vyrai turi mylėti taip žmonas. Ir kiekvieno vyro galva yra Kristus. Kristus. Jeigu žmogus, vyras, jisai patyręs Dievo meilę, jisai geba mylėti savo žmoną. Tokia, kokia jinai yra. Nes jisai gauna tą meilę iš Kristaus. Jeigu jisai patiria Dievo gailestingumą savo gyvenime, jeigu jisai patiria Dievo atleidimą, savo širdys patiria tą Dievo meilę, jisai tada gali atnešti tai savo žmonai. Ir taip pat moteris, lygiai taip pat moteris, kuri patiria Dievo meilę, Dievo gerumą, jinai gali patarnauti savo vyrui. Ačiū, Olga. Tikiuosi klausytojai, vyrai ypač ir moteris, klausot mūsų ir klausysit sekmadienį pakartojimo šitos laidos. Prašau, rašykite mums į XFM radiją arba į Gerosios naujienos centrą, Vilnius, Pylimo gatvė 20, butas 10, su savo pastebėjimais, mintimis, aišku, galit parašyti ir tai būtų net greičiau į mūsų paskyrą Facebook'e, ar mūsų laidos kažkiek paliečia jūsų širdį, ar jos naudingos.
paklausykim muzikos ir grįšim į mūsų studiją. Pradėsim pokalbį su pastorė Olga. Ba-da-do-do, ba-da-do-do, ba-da-do-do,
Grįžtame į mūsų pokalbį apie šeimą, kalbam su pastorė Olga Višniauskienė iš Kristaus paliepimo krikščioniškos bažnyčios Vilniuje. Olga, kaip jūsų bažnyčia stengiasi kitom formom, ne tik taip, kada žmogus ateina į patalpas, kurios vadinasi maldos namai ar susirinkimas, bet minėjot, kad seminarai kažkokie, kada išvykstat jūs už miesto, į sodybą, kaip visą tai vyksta ir iš kur jūs randat šeimų, kurios domisi tokiom formom? Tie seminarai vyksta, aišku, ne tik tai sodybose. Čia paskutiniu metu jau mes dažniau gal išvažiuojam. Anksčiau vykdavo ir pačioj salėj. Mes reklamuodavom, kad bus seminaras, paskaita apie šeimą, apie šeimos stiprybę ir ateidavo net ir iš kitų bažnyčių ateidavo žmonės. Arba, tarkim, kažkokia moteris tikinti, tik įtikėjo, tarkim, ne? Ir jinai vaikšto į bažnyčią, o jos vyras netikė. Jisai juokiasi iš jos, bet jinai turi šeimoj problemų. Ir jinai sako, bus paskaita apie šeimą. Čia pas mus buvo toks atvejis. Ir būtent į bažnyčią jisai niekaip negalėjo ateiti, bet kada buvo tas mokymas apie šeimą, jos tuo metu tai dar buvo sugyventinis, jisai atėjo ir mūsų pastorius kaip tik mokė apie šeimą, kaip gyventi šeimoj, nes jisai jau gyvena ilgą laiką šeimoj, turi 8 vaikus ir jisai pasakoja apie iš praktikos, kaip gyventi, kaip puoselėti tą meilę, ištikimybę, tą atmosferą šeimoj, su kokiom problemom tenka susidurti ir kaip jisai sprendžia jas savo gyvenime. Ir kada jisai išklausė tą, seminarą, jisai tikėjo Kristumi. Ir po to jie nusprendė susituokti ir pas juos jau buvo vaikas. Bet jie visą širdim tiesiog atidavė savo širdį Viešpačiui ir lankė tas pamokas ir šiandien tai yra nuostabi šeima, nuostabi. Tie žmonės irgi buvo kažkada priklausomi, jie yra iš labai didelio liūno, bet šiandien mūsų širdis džiaugiasi, mes matom, kaip iš tikrųjų Dievas pakeitė jų gyvenimą. Ir jie pasakoja savo kitiem draugam ir neseniai, tarkim, jie pasikvietė į bendruomenės susirinkimą, ten tokia viena mergina savo pažįstama, kuri irgi turėjo ten problemų. Tai būtent taip plinta Dievo žodis, ta žinia apie Kristų, apie jo meilę, apie šeimą, kada yra realūs pasikeitimai. Ir žinot, mes visada kalbam seminaruose ir mes visada kalbam naujai atėjusiems žmonėm, kurie nori sukurti šeimą. Iš patarlės 24 skyrio. 3 eilutės. Namai statomi išmintimi ir įtvirtinami supratimu. Kada žmonės ruošiasi tuoktis, jie žiūri į partnerį, ar jisai gražus, ar jisai turi pinigų, ar jisai turi darbą. Bet mes turim suprasti, kaip yra statomi namai, kaip yra šeima statomi išmintimi ir supratimu. O kas yra išmintis? Kristus yra išmintis. Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir Jėzus sakė, pažinkit tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Ir mums reikalinga tiesa, kurią mes galim pažinti skaitydami šventą raštą. Ir kada mes pažįstam tiesą, mūsų šeima statoma. Kaip statoma? Išmintimi ir įtvirtinama supratimu. Taigi tie seminarai yra tam, kad mes gautumėm gilesnį supratimą, kaip įtvirtinti šeimą, kad ateitų tas supratimas iš Dievo. Ir tuose seminaruose jau tos šeimos, kurios jau yra susikūrusios, jos gauna gilesnį supratimą. Ir tada jie, kada susiduria su žmonėmis, darbe, galbūt su kaimynais, jie gali dalintis to supratimu, tą išmintim, kurį jie gauna bažnyčioje. Mes skatinam žmonės. Ir toliau parašyta, pažinimu jie pripildomi visokių brangių ir vertingų turtų. Viskas priklauso, ar mes turim pažinimą, ar mes turim supratimą, ar mes turim tą instrukciją, kaip teisingai statyti šeimą. Ir tai ateina tik iš Dievo. Nuostabu. Ir tuose seminaruose mes ir kalbam apie tai, kad mes turim nuolatos gilinti savo supratimą apie šeimą, mąstyti, suprasti, kad vyro ir moters psichologija yra skirtingi. Yra labai daug literatūros, ko vyrai nori, kad moteris žinotų apie jos.
ką moteris nori, kad vyras žinotų apie ją. Ir mes nuolatos gilinam tą žinojimą. Ir tada, kas vyksta, namai statomi išmintimi ir tvirtinami supratimu. Kada yra tokie seminarai, kada yra rašomos ir skatinami žmonės skaityti tokias knygas. Tai nustabu, kad Vilniuje tarp kokių, kiek mes 20-30 evangeliškų bažnyčių turim, panašu, kad jūs labai neblogą duodat jiem pavyzdį ir uždegat juos tarnauti šeimai. Žinau, kad, aišku, ir kitos bažnyčios įvairias formas turi pasiekti žmonės ir išsituokusius, ir pasiklydusius, kaip sakyt, savo orientacijose. Ir įvairios dovanos bažnyčioje Dievo. Ir mes paklausykim muzikos ir grįšim prie mūsų temos netrukus. Your wells down deep, gave me something to drink. When I was naked, you gave me clothing. When I was hungry, you filled me with good things to eat. And I sing glory, how you saved me when I couldn't see. You were a light to me, yeah, yeah. And you passed your hand over my fevered head. You brought hope and beauty to this tired land. And may our eyes be brightened, may our days be long, may our burdens be lifted, may our children be strong. And I say glory, how you saved me when I couldn't breathe. You were a breath to me, yeah, yeah. Tęsime mūsų laidą, kalbame su Olga Višniauskienė apie šeimą ir apie bažnyčios pašaukimą tarnauti šeimoms, tarnauti vaikams. Kristaus paliepimo bendruomenė Vilniuje atlieka didelį dvasinį, sielovadinį darbą tarp žmonių, tarp Vilniaus bendruomenės. Kokie jūsų planai, Olga, patarnauti vaikams Vilniaus mieste, Lazdynuose konkrečiai?
Mes labai norim tikrai pasiekti vaikus ir tą svajonę aš turiu labai nuo senų laikų, todėl kad aš pastebėjau tokį dalyką, pasakysiu, kad viena mano kaimynė, gal prieš 7 metus, mergaitė, jinai buvo iš socialios šeimos, jinai lakstė ir mes, atsimenu, paėmėm, pas mus dar tada mažytė bažnyčia buvo, išmaudėm, nuvežėm į pirtį, utėlės ten pas ją buvo ir jinai kurį laiką ateidavo pas mus ir į bažnyčią, ir pas mane namo, ir po to ją į vaikų namus išvežė. Ir po kiek laiko, dabar jau jinai yra paauglė, jau jai yra 18 metų, po kiek laiko jinai jau atėjo dabar į bažnyčią, jau aukšta mergina. Ir tos sieklos, kurios buvo pasėtos tada, jinai, atsimenu, meldėsi, verkė, jinai, kai atėjo bažnyčią, iš karto apsiverkė, nes Dievas labai palėtė ją. Ir matosi, kad jinai nerūko šitą mergaitę, negeria, jinai turi savyje tą pamatą ir atsivedė dar kitą savo draugę į bažnyčią. Todėl yra labai didelė svajonė. Taip pat mes būdavo, kad iš vaikų namų ten paimdavom kažkokius vaikus, globodavom, bet čia būdavo visada toks vienas vaikas, 2 vaikai. Bet aš visada mąstau apie tai, kad jeigu mes į vaikus investuosime meilę, teisingą supratimą apie gyvenimą, jeigu nuo pat mažens vaiko mąstymas bus teisingas, jisai visą gyvenimą gyvens teisingai. Žinote, aš kažkada dirbau muzikos mokytoja. Ir aš, kai dirbau muzikos mokytoja, aš skelbdavau evangeliją vaikam. Ir visi vaikai, 11-okai, ten atėjo į bažnyčią. Ir praėjo kažkiek metų, jau jie suaugo. Ir vieną kartą savivaldybės pastate aš sutikau vieną vaikiną, kuris pasakė man: ačiū jums, tamsta mokytoja, kad jūs man papasakojate evangeliją. Iš visą gyvenimą negėriau, nerūkiau, nevogiau, turiu šeimą. Jo vardas Vytas, jis mane vadindavo bosu, prisimenu. Ir aš matau, kad tie vaikai, kurie nuo vaikystės išgirsta evangeliją, jų gyvenimas, visą gyvenimą eina teisinga kryptim. Net jeigu jie ir nuklysta, vis tiek ta siekla, kur yra pasėta, jinai atneša savo laikų vaisių. Todėl labai norėtųsi, iš tikrųjų, pas mus yra patalpos, yra didelė salė. Mes labai norim pradėti vaikų dienos centrą, turim nusipirkę teniso stalą. Labai norėtumėm iš tikrųjų skelbti evangeliją vaikam, dalinti jam meilę. Kada šiandien mes tarnaujam priklausomiem žmonėm, aš visada galvoju, jeigu jiem vaikystėje būtų patarnaujama, jeigu jiem vaikystėje būtų kažkas pasakęs apie Kristų, apie gyvenimą. Žinot, kaip Tarlių knygai parašyta, kad pastatyk jaunuolį į teisingą kelią pradžioje, tai ir jisai visą gyvenimą nenukryps. Kad būtent pradžioje kelio pastatyti teisingą kelią. Labai didelę turim tą svajonę, bet kol kas mes dėl to meldžiamės. Pas mus bažnyčioje yra pasninkai, maldos. Mes kiekvieną sekmadienį laiminam vaikus, meldžiamės už vaikus. Mes turim patalpas, net įsinomavom pagalbinės patalpos, nors jos yra brangios, bet tam, kad vaikai, nors pas mus nėra daug vaikų, kad jie turėtų kur studijuoti Dievo žodį. Ir aš visada sakau tėvam, kad jie turi eiti bažnyčią netgi dėl vaikų, kad vaikai nuo mažų metukų jau mokytųsi šlovinti Dievą, garbinti Dievą. Tai liks jam visam gyvenimui. Ir aš matau tai iš savo gyvenimo praktikos, su tais vaikais, su kuriais man teko susidurti, kurie vaikystėje girdėjo evangeliją, buvo bažnyčioje, po to ta siekla išdygsta. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks atidaryti tą vaikų dienos centrą, todėl kad širdį yra labai didelis noras ir supratimas. Ir pašauktų žmonių turit. Taip, mes turim vaikų tarnautoją, kuri dabar studijuoja koledže Sekmininkų, jinai studijuoja būtent šitą temą, kad jinai galėtų profesionaliai vaikam tarnauti, kad ką tu bedarytum, tu turi ruoštis, tu turi gilintis. Ir jinai mokosi dabar šiuo metu ten, studijuoja ir aš tikiu, kad vienai bus sunku, reikės. Jo, pas ją yra dabar komanda,
vat būtent vienas tarnautojas vaikų yra tas būtent žmogus, kuris kažkada mokykloje buvo mano mokinys ir jisai įtikėjo Kristumi per tai, kad aš buvau mokytoja ir skelbiau vaikam evangeliją. Tai vat pas jie susidaro dabar tokia komanda. Taip pat pas mus bažnyčioje yra jaunimas, mes irgi skatinam juos, kad jie vaikam tarnautų sekmadieniais, kad jie su vaikais melstųsi, kad su vaikais dalintųsi savo tikėjimo. Ir tas, aišku, darbas vyksta taip, kaip pamažu, bet jisai vyksta. Ir mes tikim, kad tai atneš didelį vaisių. Ačiū, Olga. Paklausykime muzikos ir pabaigsim savo laidą netrukus. Time for every season of life, everything that's under the sun. A time to give away, a time to sow a seed, a time to reap a harvest, a time to give a praise, a time to stand in awe, a time to bow and worship. Time for every season of life, everything that's under the sun. There's a time to live, there's a time to die, time to live a resurrected life, a time to live in peace, a time to stand and fight, a time to give a shout with all your might. A time to give away, a time to sow a seed, a time to reap a harvest, a time to give a praise, time to stand in awe, a time to bow in Mūsų laidoje Gyvieji šaltiniai mes kalbėjomės apie šeimą ir pastorė Olga Višniauskienė norėtų klausytojams palinkėti tai, kas žmogui yra svarbiausia gyvenime. Kadangi laida baigėsi, mes kviečiam klausytis mūsų laidos kartojimo sekmadienį 15 valandą. Dėkojam už visus rėmėjus, kurie remiat mūsų XFM radiją ir konkrečiai Gyvųjų šaltinių laidą. Kviečiam skaityti ir žurnalą Gyvieji šaltiniai to paties pavadinimo, kuris rengiamas 2 numeris labai įdomus krikščionim apie nesipriešinimą, apie
pacifizmą, apie taiką. Olga, ką jūs palinkėtumėt pabaigai? Žmonės galbūt jau laukia muzikos geros, bet kokia žinia svarbiausia žmogui šiandien? Žinote, aš noriu pasakyti, kad laimingiausias žmogus žemėje yra tas, kuris visa širdim atsidavęs yra Kristui ir tarnauja Dievui ir žmonėm. O patys nelaimingiausi žmonės tie, kurie gyvena dėl savęs ir kurie yra apimti egoizmo. Tu esi nelaimingas, kada tu esi egoistas. Tada tu pilnas pretenzijų gyvenimui, artimiesiems, valstybei. Kada vyras ir žmona, pavyzdžiui, jeigu aš esu žmona ir mano nuostata, kaip padėti vyrui, mano nuostata, kaip mylėti kaimynus, mano nuostata, kaip melstis už valdžias, kaip padėti tiem žmonėm, kurie gyvena šalia manęs. Ir kada aš nuo ryto iki vakaro mąstau tik apie kitus žmonės, mąstau apie tai, kaip aš galėčiau būti naudinga kitiems, aš esu labai laiminga, aš neturiu pretenzijų niekam. Pas mane tik tada yra vienas, kaip gauti iš viešpaties tą jėgą, meilę, išmintį, būdų, kaip padėti kitiems žmonėms. Tai visa problema šiandien žmonijos yra, kad egoizmas yra užvaldę žmonės. Todėl jie yra nelaimingi, jie pilni pretenzijų, nepasitenkinimo, depresijos, nes jie mąsto tik apie save, jie įsigilinę tik į save. Jie nelaimingi nuo to, kad jos kažkas išskaudino, jos kažkas pažemino, jų kažkas neišgirdo, jiem kažkas neatsakė. Bet kada tu esi laisvas nuo savęs, tu atsidavęs Dievui ir gyveni dėl jo, tu esi labai labai laimingas. Ir kada pas mane ateina į konsultaciją šeimos, aš matau problemą šeimose, kada žmonės nenori išsivaduoti iš egoizmo, jie nori savo dėmesio. Aš noriu, kad mane mylėtų, kad man gėlės dovanotų, kad manim rūpintųsi. Ir žmogus yra labai nelaimingas. Bet kada jisai galvoja, kaip aš galėčiau kitam padėti, tai yra laimė. Ir noriu palinkėti jaunimui, kad visas šitas pasaulis gyvena, kaip Biblijoje parašyta. Paulius apaštalas sako, kad ir jūs, 2 skyriuje Efeziečiams laiške, nuo 1 eilutės, ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą. Taipgi visas pasaulis turi tokį gyvenimo būdą, pilnas egoizmo, kad patenkinti savo aistras, patenkinti savo geismus. Čia parašyta tarp jų kadaise 3 eilutė, ir mes visi gyvenome sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. Kada žmogus yra pilnas aistrų, geismų, egoizmo, nori patenkinti tik save, jis yra labai nelaimingas. Ir tik Kristus gali mus išlaisvinti iš šito pasaulio gyvenimo būdo. Kada žmogus supranta, kad jisai, kokia prasme gyvenime šitoj žemėj, kad būti naudingu kitam. Pasižiūrėkite, tarkim, medžiai pasodinti, obelis. Jeigu jinai neduotų vaisiaus, ar tu norėtum tokią obelį turėti savo sode? Viskas yra sukurta, kad patarnautų kitam. Ir žmogus yra sukurtas, parašyta, mes esame 2 skyriui 10 eilutėj, jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Taigi mes turim suprasti, kad mes esame sukurti Jėzuje Kristuje geriems darbams. Jeigu tu esi ne Jėzuje Kristuje, tu nesupranti savo paskirties šitoj žemėje, tu nesi gabus daryti gerus darbus, tu susikoncentravęs į save ir pilnas nesėkmių, depresijos, pagiežos, kartėlio. Bet kada tu Jėzuje Kristuje, kada tu supranti, kad tu esi jo kūrinys, sukurtas Jėzuje Kristuje geriems darbams, kuriais Dievas iš anksto tau paskyrė atlikti, tu esi susikoncentravęs į tos darbus. Tu turi gyvenimo tikslą, prasmę, tau įdomu gyventi. Tu nesi kaip ta obelis, nuo kurios nori sodininkas išsivaduoti. Su tavim visi nori bendrauti, tavęs visi laukia, nes tu pajėgus daryti gerus darbus. O kodėl? Nes tu Jėzuje Kristuje sukurtas geriems darbams. Todėl aš noriu palinkėti visiems
pažinti Kristų. Jame yra išmintis, jame yra pergalė. Jisai yra kūrėjas, jisai sukūrė šeimą, jisai sukūrė tave. Ir tik jisai vienas žino, kaip tave padaryti laimingą, kaip tave padaryti naudingą, kaip tu pats savo gali būti naudingas. Ir žinot, dar noriu pasakyti, šiandien Lietuvoje yra labai daug depresuotų žmonių, kaip ir Lietuva pirmauja savižudybių skaičiumi. Aš buvau tas žmogus, kuris turėjo labai stiprią depresiją savo gyvenime. Teko išgerti labai daug antidepresantų. Bet kada aš atradau, kad aš sukurta Kristuje geriems darbams, aš esu laimingiausias žmogus, nes aš turiu prasmę. Aš žinau, kad manęs negalima įžeisti. Aš neleidžiu savo širdžiai pagiežos, kartėlio, nuoskaudų, nes aš sukurta geriems darbams. Aš sukurta Kristui. Ir aš jau 10 metų kaip negeriu jokių vaistų. 10 metų kaip, jau galbūt 12 net metų, kaip aš nevartoju jokių ten kažkokių raminančių arba svaigalų, kažkas, kas mane nuramintų. Aš esu tokia rami ir laiminga moteris. Ir noriu pasakyti ir jaunimui, ir moterims. Moteris irgi galvoja, kad aš surasiu vyrą, kuris mane mylės, aš būsiu laiminga. Ir jinai turi tokių lūkesčių. Dažniausiai iki vedybų visada vyrai labai dovanoja gėles, kalba apie meilę, o po to jinai pilna nevilties. Aš noriu pasakyti, tik tai Kristuje tu būsi laiminga. Tik tai Kristuje tu būsi rami. Nes tu nesusikoncentruoji į save. Tu nelauki iš kitų. Tavo nuostata duoti ir tu esi laiminga. Noriu palinkėti visom moteriam Lietuvos, visiems žmonėm, jaunimui, visom šeimom būti Kristuje, priimti Kristų į šeimą, kad Evangelija ateitų į kiekvienos namus, kaip mūsų bažnyčia meldžiasi, kad Evangelijos šviesa ateitų kiekvienus namus, kad ateina šviesa, tamsa traukiasi. Ačiū, Olga. Ir klausytojai, jeigu jūs ieškote bendruomenės, tai tame mieste, kur jūs gyvenate, ateikit ir paklausykit pamokslo. Jeigu jis nors kiek primena tai, kas buvo kalbėta šį vakarą, pasilikite toje bažnyčioje. Su jumis buvo Arnoldas Matijošius ir svečiavosi studijoje Kristaus paliepimo pastorė Olga Višniauskienė. Ačiū, Olga. Ir linkime pasilikti mūsų dažnį. Sudie. Shut it in.